Pabaigiau fasadą. Aplink langus atidėjau ankstyvam pavasariui. Bandysim spėti anksčiau nei paukščiai ir bitės. Tai užtrukau fasadui 2 savaitės su lentų žievinimu. Na, net nežinau, kaip įvertinti. Ir sunkus, ir nesunkus. Įdomus. Aišku, kai jau darai tą patį darbą 2 savaitę, tai jisai šiek tiek atsibosta gal. Aplink langus ir nežinau kol kas kaip. Jau pradėjau domėtis, tai skardų gavau. Tai apačio greičiausia skarda bus. Žinoma, ventiliacija. Po jie ventiliacinis tarpas. Tiesa, tinklas dar turės eiti. Šonai nusprendėm greičiausiai bus iš medžio. Viršus irgi, manau, bus iš medžio, išlindęs, kad būtų galima papuošimą ant viršaus kokį tais užtaisyti. Nu, visokių čia niuansų yra su tom lentom. Jas, jeigu pasižiūrėsite, tai jos lyg ir nelygios, yra tos chaotiškas raštas ir efektas, bet vis tiek eina daugiau mažiau šitoj pusėje yra toks pats skaičius lentų, kaip ir šitoje pusėje. Man taip atrodo. Nenugribauti stipriai šitam dalykui padeda tai, kad ant priešvėjinės plėvelės yra žymėjimas, va tie pliusiukai, kas 10 cm. Tai vis tiek plėvelė, kai išsitraukia, jinai pas man 3 metrų ištisai yra, nu ir tu vis tiek jie lygiai išsitraukia, nu apytiksliai lygiai. Pasigauni vidurką pagal pamatą, kad užleisti vienodai ant pamato, nu ir gavosi panašiai iš tikrųjų. Tas vaizdas dėl to toks visai ir lygus, ir nelygus gavosi. Kampai yra kol kas tokie, bet jiem beveik pagal liniją yra. Nu va čia va pavyzdžiui, ne, bet čia nusipjaus. Aš dar nusipiešiu iš tikrųjų pavasarį, va, kai langus darysim ir čia darysim. Nusipiešiu tiesią liniją per visą aukštį ir nusipjausiu. Ir čionais taisyklingai įsidės, aš nežinau, 5x5 gal per mažas, gal 10x10, o būtų gražus tokios kaip kolonos kampuose. Ir jos uždarytų šitos tarpelius. Gal dar irgi tinklą kokį dėl viso pikto reikės čia irgi prišaudyti. Stogeliai frontonų. Kadangi nežinau, kokios spalvos bus stogas ateityje, nelabai tolimoj. Ir tas stogas turės draugauti su šitais stogeliais, kad būtų vientisas vaizdas. Tai kol kas aš turėjau jūrinės fanieros, padariau jūrinės fanieros. O kodėlgi ne? Galėsim ją nudažyti, kad dar laikytų porą metų ilgiau. Nu ir apačioj iššoviau tinkliuką, aišku. Ten irgi yra ventiliacinis tarpas. Ir iš sienos, ir į palėpę mūsų šaltą. Nes po šituo stogeliu eina ta priešvėjinė levelė, jinai užsilenkia ir susijungs palėpiai su perdangos difuzinė. Šitą namo pusę gavosi taip. Vienas žmogus per 2 darbo savaitės tikrai gali padaryti. Viršus, nu, neįspūdingai ten kažkoks grožis yra tame viršuje. Bet jisai užsibaigė, tai vėlgi viršus yra prisuktas varžtais, nes kai stogas darysis, kad galėtume lengvai atsukti viršutinę lentą ir tenais darbuotis paprastai. Mano apšvietimo stulpas tikrai labai gerai pasiteisino, nes tamsa ateina pakankamai anksti, arba jeigu aš atvažiuoju anksti, būna vis dar tamsu, žievini savo patamsi, nu keistas jausmas, kai čia apšviesta ir sniego, kai nėra, tai aplinkui nu tamsu būna ir atrodo, kad visada, kad kažkas tave stebi. Nu aš manau, kad gyvūnėliai ir stebi, galvoja, kas čia per atrakcionas vyksta. Pagyros dar kart lentom, plačios lentos, labai apsidžiaugiau. Na, gal dar ką galėčiau pasakyti apie tai, kiek liko tų lentų. 4 kubus lentų užsakiau ir liko lentų 1/6 gal 1/5. Tai labai stipriai neapsiskaičiavau, nes man šitų lentų reikės, aš planavau, kad jų liks, aš jas panaudosiu galbūt tiem frontonam padailinti. Na, kad panašus vaizdas būtų į tai, kas apačioje yra. 18, man atrodo, suskaičiavau lentų yra. Aš dar gal net galvoju, man iš tokių plačių lentų pavyks ir palangės pasidaryti. Iš tikrųjų labai džiugu būtų, bet čia pamatysim ateityje, netolimoj. Apie tvirtinimus. Tokie vinys buvo naudojami. Lentom kalt nusipirkau pradžiai 50 mm. Nepasiteisino man, jie per trumpi pasirodė, tai teko nusipirkti, man atrodo, 75 ar 70 mm. Kiaurai abi lentas ir dar į makaroną įsikala. Patys makaronai yra prikalti su šimtiniais, pabuvęs šiek tiek lauke, vat atrodo taip. Dėl to nusprendžiau lentų vinis pirkti cinkuotus. Norėjau nepraeitų makaroną, kad kuo mažiau difuzinėje plėvelėje būtų
skylių. Tai stengiausi parinkti vinis, kad jie neprasikaltų per makaroną. Kai kur pamiršau įkalti šitos, tai yra apačioj namo įkaliau, o viršui pamiršau. Tai teko nusipirkti 150 cinkuotus ir su jais aš jau dakaliau. Tai jisai kiaurai abi lentas ėjo, kiaurai makaroną ir į karkasą. Kodėl vinis rinkausi? Nulenkit vinį ir nulenkit varžtą ir suprasit. Tie varžtai, kurie lenkiami nelūžta, kaina yra atitinkama. Tai kiek vinių sunaudojau? Šitų vinių lentom apie 7 kg. Į makaronus 700 vienetų suėjo. Čia, man atrodo, gal irgi kažkas apie 5 kg. Na, šitų aš nedaug nusipirkau, nes nedaug jų ir reikėjo. Nu, labai faina, kad mes jau esame viduje. Kai užsidėjo vata ir užsitraukė plėvelę, nu dabar jau fasadas apsikalė, tai vėjai neūbauja per kraštus ir nors ir laipsnių yra tiek pat, kiek laukia, -1 šiandieną. Vakar buvo 1. Pojūtis visai kitas, jeigu dirbi sušylį, išsirengi, nekošia vėjas per tave, nu, mažiau tikimybių susirikti. Tai ką mes dabar darysim? Namui mes padarėm dabar sandarės sienas, dabar darysim sandarės lubas, tai yra perdanga. Čia dienelę užtrukau, sutvarkiau perdangą, nes ten buvo daug šiukšlių viršuje ir buvo nesusuktos šitos lentos visos. Nu, šiukšlių gavosi. Gerai, kad padariau, nes labai didelis maišas. Nu, va, perdangėlė iš viršaus. Nu, čia iš viso gatavas grindis, nes iš grindinių lentų daryta. Ir čia iš tikrųjų dirbti buvo smagiau nei šitoj pusėje. Nu, bet ką padarysi, aš pats tą kelią pasirinkau. Visos šitos lentos, ką jūs matot, nieko nekainavo, viską radau name viduje. Čia ir palikau. Skirtumas tik tas, kad čia buvo grindis pirmo aukšto, bet tapo lubomis, o čia ir buvo lubos ir tapo lubomis. Tai va, išlenda ta sieninė plėvelė čia. Ten irgi stengiausi maksimaliai įkišti, kad iš čia aš pasiekčiau suklijuoti visų perimetrų. Vėjas nekoštų, na ir tą šilumą laikytų. Kodėl čionais va yra neuždėta ir čionais? O todėl, kad čia pertvara atsistos. Kadangi pas mus yra viena lenta žemiau, kita aukščiau, tai jeigu aš dėčiau pertvarą, tai man tarpas būtų, kurį reiktų paskui apdirbti ir nuo triukšmo, kad iš svetainės, sakykime, kambarius ar tualetą ir vonę nesklistų. O dabar tiesiog pertvara suksis rėmas prie šitų lentų pertvarinis. Mes iš apačios lentelės paskui pridėsime apdalinės. Vaizdas liks toks pats, bet tas tarpelis užsidengs. Todėl vat iškart kažkaip pagalvojau apie tai ir padariau. Nususukus varžtus čia labai patvirtėjo. Iš įstrižainėms šiek tiek vat šitas susukimas pagelbės. Na ir aš manau sekančiai. Ten ta šiluma kils iš apačios į viršų. Turėtų būti tas medis šiltas iš tikrųjų. Pojūčiai. Jisai prigers drėgmės. Prišils, nu jisai bus tokios pat šilumos, kaip ir patalpa, šiek tiek šiltesnis. Gaisro davikliams kabelis. Tai centralė bus prie skydo, nu ir kiekvieną tašką po laidą peršokai į kitą. Ir kiekvieną patalpą po vieną išvedžioju. Ir ratu, raudonas tas laidas. Ir grįžau vėl į centralę. Šiaip nereikėtų, bet jeigu sugalvosim gudresnę adresinę sistemą daryti, tai man čia kainavo tik 5 metrus papildomai laido. Tai jaučiu, kad reikia daugiau pakalbėti apie drėgmę namie. Tai gal pradėti reiktų nuo lauko. Žiema atėjo. Nu ir gerai, kad spėjom su fasadu. Kasgi šitam namui yra padaryta, kad namie būtų maksimaliai sausa. Pirmas dalykas - apšiltintas pamatas ir nuteptas hidroizoliacija. Visas brūdas stengtasis nuvalyti nuo akmeninio pamato. Ten buvo daug žemių, gruntas šiek tiek pasikėlęs, užaugęs juodžemis, atkasta, o tai, kas atkasta, užpilta žvyro. Ir šitas sprendimas man labai patinka, nes, tas smėliukas šviesus yra, grinai šviesus. Čia kažkur tiek yra to žvyro. Na, idealiausiu atveju būtų gerai juodžemę dar daugiau nukasti, akmenimis smulkiais, tai yra skalda, pasidaryti, kaip ten vadinasi, nuogrindą, per tuos akmenys gerai nusidrenuotų. Jau dabar per žvyrą neblogai drenuojasi. Ir pamatas iš ties būna sausas. Kas dar negelbėja,
tai negelbėja įvairiausi augalai šalia namo. Ir tose vietose sienos būna prastesnės, šaknis lenda irgi nepadeda, ardo pamatą, tai mes va šiek tiek apgenėjom, bet man netgi ir tiek nelabai patinka, nes kai lyja nuo lapų, viskas varva, bėga, nu žodžiu, galėtų būti toliau šitas augalas, arba jo čia iš viso nebūtų. Dar šitam name buvo taip, kad čia buvo svarainis ir jo šaknis vis dar lindo. Aš antrą kartą atkasinėjau, kai tepiau hidroizoliaciją, vis dar lindo į putplastį. Nu, žodžiu, labai skvarbios tos šaknis yra ir, nu, negerai čia, va, dar jo likučiai yra, jį reiks persodinti kur nors. Ir man atrodo, dar reikės čia ne vieną kartą atkasinėti ir kirsti tas šaknis, o kai bus technika, tai galiausiai nutraukti čia jas, kuo tolyn nukasti. Dar būtų gerai, kai bus technika, šiek tiek pažeminti čia gruntą aplink namą. Yra va tokie kalniukai susiformavę, tai pavyzdžiui, šioje matos, kad nuolydis yra taip. Nu ir vanduo automatiškai bėga taip, kaip ir čionais yra kalniukas. Ir toj vietoj šiek tiek labiau apsitaškęs būna pamatas. Nu dabar jau pašalo, labai stipriai nesimatys, bet dar toks momentėlis, na va šitoj vietoj gal matosi čia va smėlio apsitaškė ir ant va ten, kur smėlio apsitaškęs putplastis, vanduo krito nuo stogo ir taškėsi. Kol nebuvo uždėta difuzinė plėvelė, šitoj vietų net rąstai buvo šlapi, net iš vidaus. Ir tokių vietų aplink namą buvo 3-4. Na, iš esmės visur, kur gruntas aukštesnis. Čia va irgi gruntas aukštesnis, bet čia šiaurinė pusė, čia iš jos kažkaip čia viskas gerai vedinasi ir, na, aš esu girdėjęs, kad pietinės pusės visada labiau kenčia, kas man buvo iš tikrųjų naujiena. Aš galvojau, jos bus sausiausios, bet ne, jos būna pasirodo pačios, nu va čia va pavyzdžiui, smėlis laikosi, tai kaip jis čia atsirado, tyško ir užtyško. Ir va čia, va, nu, va tos kalniukus visus va reiktų pašalinti. Dabar, kai atsirado difuzinė, tai, na, nebedrėksta tie rąstai, sausyje yra. Va čia va, peliukas bėgo iš namų. Nu ir pabėgo, nes aš maistą iš namų žuvų perkeliau į lauką ir jam ten nebėra ką valgyti, jis dingo iš ten. Depozitą dar gal palaižydavo. Dabar jau vien to gyvas nebūsi. Kas man dar nepatiko, lietvamzdžiai. Na, jie čia iš paprasčiausios skardos buvo padaryti. Aš net nebejoju, jeigu labai didelis lietus, kad čia per viršų bėgdavo. Ir tie nuolydžiai su laiku, nu tokie neaiškus buvo iš tikrųjų. Ir ne viskas nubėgdavo į namo galus. Čia, pavyzdžiui, ar nupuvęs varžtas, skarda atsiknodavo ir per sieną bėgdavo. Nu tai aš nuėmiau šitą fragmentą, nes žodžiu čia blogiau nuo jo būdavo, tas irgi bėgdavo per tą sieną ir aš galvoju, nu kogi čia šlapia. Kai nuėmiau, tada situacija pradėjo gerėti. Aš iš viso gal tada pašalinčiau velniop, jeigu jau blogai veikia, tai gal ir nereikia. Arba uždėti normalų reikia lietomis. Bet čia terasas su stogeliu atsiras, tai tas vanduo iš viso čia galiausiai bėgs. Kas yra padaryta ir bėga čia, čia visada šlapia būna. Ir čia tas vanduo nebėga, nei ten, jisai čia būna ir tam namo kampu nėra gerai. Lygiai tas pats ir tam kampe, nors ten ir yra kalniukas, bet vis tiek tas kampas šlapias būna, nu, nes ta dalis vandens tenais koncentruojasi. Tai jeigu jau taip daryti su lietvamzdžiais, tai reikia tada ir iš ten šalinti vandenį, kažkaip link prūdo turbūt į žemiausią vietą ir iš čia ar drenažą dėti, ar padaryti iš akmenų kažkokius takelius, kas iš tikrųjų gražu būtų, mes čia svajojame apie tokį japonišką upę, ar kaip ten jinai vadinasi. Frontonų vandens klausimas, tai jau kalbėta buvo, kad bėgo, čia stogelio nebuvo ir bėgo vanduo per rąstinę sieną, nu tai galiausiai kur ta drėgmė atsidurdavo namie irgi. Dabar tai yra išspręsta, nes yra stogelis ventiliuojamas. Kas dar? Tai difuzinė plėvė iš lauko atsirado per visose sienose. Tai per ją drėgmė tik iškeliauja, bet nepatenka į vidų. Na, gal taisyklingiau ją sakyti prieš vėjinę. Nu, bet jinai atlieka funkciją tokią pačią. Tai dėl drėgmės iš lauko padaryta yra tiek. Stogas atrodo nekaip, bet jisai vandens neleidžia, tik tai porą lašų viduj mačiau, atsiras per danginę plėvė, tie lašai nieko tenais nepakenks. Langai turbūt irgi drėgmės klausimą sprendžia. Tai jie yra pakeisti, iš lauko man atrodo ir viskas apie drėgmę. Iš vidaus drėgmės klausimas, kai buvo spręstas, tai pats didžiausias ir sunkiausias darbas buvo tai namo viso
grindų nukasimas. Va čia va matosi, kur buvo grindis. Tai įsivaizduokit, čia dar yra juodgrindės apie 8 cm. Šitie rąstai buvo užpilti žemėmis. Daug kur tai buvo. Taip, kai kasiau jautėsi, tikrai jautėsi, kad gruntas buvo šlapias. Čia va irgi matos, kur grindis buvo. Nuo 20 iki 30 cm aš nukasiau. Nebuvo pats lengviausias darbas ir dėl to, kad va štai šita akmenų krūva tiek, gal net ne tiek, o dvigubai daugiau akmenų buvo, dar į kitą namo pusę ridenau per duris akmenis. Šitas darbas, man atrodo, labiausia namui padėjo. Na ir užpylėm juodgrindės. Dėjom dar chemijos, kuri atstumė drėgmę. Dabar jau biški pašalį yra, bet net ir buvo, kai drėgnas metas ruduo, ypač kai atsirado difuzinė plėvė ir hidroizoliacija ant pamato, nebeliko dėmių. Niekur drėgnų dėmių nebeliko. Drėgmės klausimas ties langais. Negeria jis drėgmės, arba geria labai mažai. Tai aš visų langų perimetrų apačioj irgi atsiras po palangę. Nes čia drėgmė kondensuosis, nes čia šalčiausia ir norės bėgti. Ir mums reikia tai sustabdyti iš tikrųjų. Aš manau, kad jinai turėtų grįžti patalpą ir per rekuperatorių išdžiūti. Arba keliauti per rastą, jį sušildyti ir tada keliauti lauką per difuzinę. Ką dar darysim dėl drėgmės? Tai dėsime plėvelę ant perdangos. Mėginsim ją dėti. Čia prasideda šiokia tokia maišatis, nes mes jau kalbam apie drėgmę, kuri yra sugeneruota pačiame name. Tai šios dalykus reiktų atskirti, bet pradžiai dar norėčiau, lyg ir reziumuojant, bet dar šiek tiek papildyti apie drėgmę ateinančią iš išorės. Apie drėgmę atkeliaujančią iš dangaus, tai lyg ir nebeturiu ką pridėti. Jau pasakojau, kiek nukasiau grunto, kaip apdirbau pamatą, visą tai saugo nuo drėgmės ateinančios iš grunto. Grindis šildysis putplasčiu 15 cm, epsų 100, bet po juo ir virš jo dar klausimas, kur panaudosim plėvelę, kur ne. Dabar neturiu aš dar atsakymo tam, bet turiu plėvelės. Tai jeigu aš jos turiu, man jos nereiks pirkti, tai aš ją greičiausiai ir įdėsiu. Tai išorės drėgmės kontrolė pas mus kaip ir yra vykdoma, bet yra dar viena drėgmė, kuri bus sugeneruota gyvenant name. Tai puodai, bliūdai verdantis, žmonės kvepuojantis, gyvūnai, augalai. Visa tai generuos drėgmę, kurią irgi reiktų kontroliuoti. Na, pagrindinis įrenginys tam tai yra rekuperatorius, dėl to mes ir išvedžiojame ortakius į kiekvieną patalpą. Na, iš viso tos drėgmės neįmanoma atsisakyti, nes ir sveikatai yra blogai per sausas oras, o kur šiluma ten visada bus ir drėgmės. Dėl to mes ir turime skaičius, kokia yra normali drėgmė patalpose. Tai rekuperatorius mums padės ne tik saugoti šilumą, valyti orą, bet ir užtikrinti vidinę drėgmės kontrolę. Na, dabar mes jau žinom, kad iš išorės atkeliavusi drėgmė nėra nieko gero, bet viduje sugeneruota drėgmė yra taip pat ir šiluma. Kadangi sienose nėra pas mus garo plėvės, pas mus rąstai tarnauja kaip garo barjeras, kuris lėtai per save leista drėgmė ir automatiškai bus šilti. Dėl to ir per lubas nesinori visiškai uždaryti kelionės tiems garams, pavadinkim, dėl to ir pasirinkau tą vadinamą aktyvę plėvelę, nes šiek tiek pergyvenu ir dėl kondensato susidarimo, na ir žinoma pelėsio. Labai daug idėjų ir patarimų radau Lietuvos etnografijos muziejaus puslapyje, kur yra labai daug kalbama apie medinę architektūrą. Prašau, pasižiūrėkite aprašyme, įdėsiu nuorodas. Na, mano teorija tokia, kad vienodai leisti garą tiek per sienas, tiek per perdangą. Nežinau, ar tai pasiteisins. Ai, pamatysim. Tai per perdangą irgi stengsime sumažinti drėgmės kelionę ir po truputį ją leisim į išorę, nes irgi bus paskui dar ant vatos ir difuzinė plėvė. Tai ta garo plėvė užklos visas komunikacijas ir ventiliacijos vamzdžiai liks patalpos temperatūroje. Klijuosim ją prie išorinio rasto perimetro, ant viršaus vata 15-20 cm, o gal ir daugiau, gal ir 25. Ir ant viršaus stoginė, greičiausiai difuzinė plėvė. Vakar vėjas pūtė iš šiaurės pusės ir pripūtė čionais sniego.
Tai va difuzinė plėvė labai gerai būtų. Na, šiais metais aš frontonų greičiausiai nespėsiu aptvarkyti, bet, nu, gal bent jau tos tarpus žiaurius reiktų, nes čia vėjas turbūt ir priputė to puraus sniegelio. Aišku, prieš klojant plėvelę gal reikės čia kažkaip bandyti išpūsti tą sniegą. Na, pagalvosim dar mes. Na, jeigu grįžti prie perdangos klausimų, tai difuzinės plėvės turėjau nuo sienos tos ir aš ją visų perimetrų suklijavau su sieninė, kad man paskui kai vatą dėsiu, jinai būtų išlindusi pakankamai, kad greit aš galėčiau užklijuoti. Tai visą dieną užtrukau, čia atsigulęs prie 0 laipsnių, pasivoliojau vakar. Daug burtažodžių sakiau įvairių, nu, bet jie man padėjo. Liko gabaliukas tik čianais, nes čia buvo laidas, kurio ESO vis dar nenorėjo pasiimti, tai teko jį perkelti link skydo. Tai užtrukau ir baigėsi man difuzinė, tai va dabar jau reiks atsivežti. Tai šita jungsis su perdanginė difuzinė paskui.